Lietuva, kiek aš žinau, turi skolą bankams. Galbūt dalis skolos yra garantuota ES, bet jeigu mes su Zigmu Vaišvila tą temą ne vieną kartą kalbėjom, bet turbūt reikia vis priminti. Lietuva, kai pasiskelbė, kad mes nesam Tarybų Sąjungos sudėtinė dalis, prisimenat, aš tikiuosi visi tą 90 metais, tai mes tada nepasakėm, kad mes sugrąžinsim Tarybų Sąjungai kažkokią skolą. Nes, pavyzdžiui, atominę elektrinę Tarybų Sąjunga pastatė Lietuvoje, Mažeikių naftos kombinatą, kiek kelių nutiesė, kiek Elektrėnus pastatė, Visaginą pastatė, Naująją Akmenę pastatė. Ir mes nepasakėm, kad sugrąžinsim skolos. Kodėl nepasakėm? Todėl, kad mes nebuvome įstoję į Tarybų Sąjungą teisėtų būdu. Tai dabar grįžkime į Europos Sąjungą. Lietuva neįstojo pagal tai, kaip reikalavo Lietuvos konstitucija. Ir dabar dar reikalauja. Mes, stodami į Europos Sąjungą, neišpildėme šitų konstitucijos sąlygų. Mes neįstojome. Kad mūsų valdžia, išdavikų valdžia mus įrašė į Europos Sąjungą, tai yra tikra teisybė. Bet Europos Sąjunga turi daug juristų, jinai puikiai viską irgi supranta. Ir šitoj vietoj, jeigu Europos Sąjunga skyrė Lietuvai tam tikrus pinigus, milijardus, tai tokiu atveju jie turi būti sugrąžinami tik tai tada, jeigu mes teisėtai įstojom į Europos Sąjungą. O jeigu mes esame neįstoję, tai mes ir nieko neturime grąžinti. Lygiai taip pat kaip ir Tarybų Sąjungos atveju. Bet vėl, aš nesakau iš karto šokti, kaip, koks ten išsireiškimas yra, kaip varlė prieš dalgį. Mes turim labai aiškias derybinės pozicijas ir mesgi, aš įsivaizduoju, Lietuva nori būti nepriklausoma valstybė, kaip parašyta mūsų konstitucijoje, nepriklausoma. Mes privalom būti, nes taip yra Lietuvos žmonių valia. Ir šitos valios nepaneigė Lietuvos žmonės savo balsavimais. Tai būdami laisvi ir nepriklausomi, mes be jokios abejonės kuo glaudžiau bendradarbiaukime ir su visa Europos Sąjunga, ir su Turkija, ir su mūsų rytų kaimynais, iš kurių galima pigiai energetinius resursus nusipirkti. Aš netgi siūlau tada nusipirkti iš Rusijos dujas ir jas perparduoti į vakarų Europą, bet brangiau, nes tai yra biznis. Jie nori vaidinti, kad jie nesupranta, kas yra kas. Ir jie tada iš Lietuvos dujas pirks, nes jiems tai patogiau ir pigiau negu iš Amerikos. Tai tvarkoj, būkime tas tiltas tarp rytų ir vakarų, kaip buvo dešimtmečiais, kiek 60 metų, kaip 70 metų, kai buvo Suomija tiltas. Ir labai labai gerai dėl to gyvenau. Tai aš matau daug labai galimybių. O dar Kinija, prisiminkime Kiniją, kuriai Europa yra pakankamai reikalingas regionas. Ir aplink plaukti, kai jūrų kelius su savo gigantiniais lėktuvnešiais valdo vis tik Amerika, plaukti aplink vandeniu ar vis tik sausumos keliais, geležinkeliais iš Kinijos, per Rusiją ar per Kazakstaną į Europą. Lietuva irgi gali būti puikioj, labai geroj vietoj. Mes tiesiog praleidžiam ir savo muitelį pasiimam, draugiškai visi susitardami dėl tų nedidelių. Yra senas pasakymas. Aš studentų klausdavau. Darom biznį ir biznio dvi šakos yra.
Vienoj biznio šakoj yra 10% pelnas, o kitoj biznio šakoj yra 0,1% pelnas. Ir studentus klausdavau, sakau, bet dabar mums reikia jau išsiskirti, tai jūs, kadangi mano pats geriausias draugas, tai pasirinkite, kokią biznio šaką norit pasiimti, ten, kur 10% pelno, ar ten, kur 0,1% pelno. 100% visi sako, 10% pelno pasiimsiu. Sakau, jūs neuždavėte esminio klausimo, pačio svarbiausio klausimo. O nuo kokios apimties? Tai 10% pelnas nuo 100 eurų ir 0,1% pelno nuo milijono. Tai čia 10 eurų jūs išlošėt, o čia 1000 eurų jūs išlošėt. Tai čia taip pat ir Lietuva. Mūsų padėtis yra labai dėkinga, jeigu mes ją mokam išnaudoti. Toliau.